Namų pardavėjai, nesirašykit sutarčių su nei vienu Lietuvos brokeriu, agentūra, agentų, tol, kol neišklausit šito pranešimo. Pasistengsiu kiek įmanoma greičiau, išklausykit tą pranešimą ir tada spręskit, ar rašyti sutartį, ar nesirašyti su Lietuvos brokeriu ar agentūra. Darius Overlingas yra mano vardas pavardė. Jau 30 metų dirbu su nekilnojamu turtu tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje ir žinau, kaip Lietuvos agentūros pasirašo sutartis ir kaip jos atlieka darbo. Ir paaiškinsiu, kokia turėtų būti sutartis ir koks turėtų būti darbas. Ne? Dabar čia mano brokeris atsiuntė sutartį, aš logotipus pašalinau, viską pašalinau, kad žmonės neįsižeistų. Ir šito video tikslas nėra šmeižti kitas agentūras, žeminti jas, kaip kiti bando interpretuoti. Šito video įrašo tikslas yra pasakyti jums tiesą, kaip dirba nekilnojamo turto brokeriai, visišką tiesą, kurią galima patikrinti, kurią jūs patys žinote. Aš kai kalbu jau su pardavėjais, kurie turi daugiau patirties su agentūrom, tai puikiai žino, linguoja galvą ir sako, Dariau, tikrai taip yra. Gerai, einam prie šitos Vilniaus, gana didelė nekilnojamo turto agentūra, žinoma, todėl panaikinau logotipą. Pasirašė va tokį sutartį. Ir kodėl aš noriu įspėti, nes po to mums reikia tą sutartį, žmonės jau nori, kad mes dirbtumėm, išsiaiškina, aptarėm viską, nori, kad mes paimtumėm, tikimumis, žino, kad tikrai parduosim, aptarėm, užrašom viską į sutartį, susitarimą, tiksliai, kas kaip turi būti padaryta, bet jie turi nutraukti sutartis, tada žmonės bijo, gal reikės bylinėtis, gal reikės į teismą. Nelabai jie teisme su tokia sutartim ką laimės, būkit ramus, bet geriau dėl šventos ramybės nepasirašinėkit tokių sutarčių, kol neišklausėt mano žinutės, kol neperklausit šito video. Jeigu kas norėsit pakalbėti asmeniškai, mano brokeriai sujungs jūs su manim asmeniškai per Skype. Aš pats gyvenu Amerikoje, Miamyje, bet į vietą jau net važiuosiu, bet susijungsim, dabar jokių problemų. Man atrodo, visi dabar įprato dirbti ir tvarkyti reikalus nuotoliniu būdu per paskutinius 2 metus. Aš tą darau jau 10 metų, su nekilnojamu turtu dirbu 30 metų. Licenziją Amerikoje verstis nekilnojamu turtu turėjau 17 metų, ar ne? Gerai, einam prie sutarties. Man kai atsiuntė tą sutartį, tai aš ir juokiausi ir po to lyginau mano brokeriam, aiškinau, kaip mes dirbam, tai brokeriai mūsų irgi nustebė, ar tikrai taip gali būti, lyginant su mumis, ar ne? Paslaugos teikėjo įsipareigojimą. Imam, ką įsipareigoja paslaugos teikėjas. Jau pirmas žodis, sąžiningai. Aš savo sūnų mokau, sakau, atmink, žmonės meluos, žmonės apgaudinės. Ir tie, kurie labiausiai savo sąžinę prisiekinės, kad vat sąžiningai, aš toks sąžiningas, toks teisingas, tie žmonės dažniausiai ir bus labai dideli apgavikai, ne? Bet aš nekaltinu šitos agentūros. Gal čia sutapo, kad jie pirmą žodį į paslaugos teikėjų įsipareigojimus įrašė sąžiningai ir rūpestingai. Išversiu, kaip yra iš tikrųjų. Nei sąžiningai ten atrodo, nei rūpestingai. Bet skaitau punktus. Sąžiningai ir rūpestingai vykdyti objektų pirkėjų paiešką sutartyje nurodytume sąlygomis. Būti lojalus klientui ir veikti išimtinai kliento interesai susijusiais su objektų pardavimu. Kaip ir viskas gerai, atrodo teisinga, labai abstraktu, nieko konkretaus, ar ne? Vykdyti reikalingus veiksnius nurodytus priedė, tai tam priedė jie nurodė, kad įskelbė, jie rodo, įdės skelbimų ten, vienu žodžiu, tokius irgi, kur žmogus pats gali padaryti. Viskas, daugiau jie nieko negali padaryti, nes ten turi tam resursų. Paslaugos teikėjas, o čia tai geras, 1, 2, 3, 4, 5 punktai apie nieką. Paslaugos teikėjas, remiantis Lietuvos Respublikos asmenų duomenos apsaugos įstatymo 24 privalo tinkamai informuoti klientą kaip duomenų subjektą apie duomenų tvarkymą. Reiškia, informuos, kaip tvarko duomenys.
Paslaugos teikėjas pareiškia, kad pagal poreikį tarpininkavimo paslaugų klientui pagal šią sutartį gali teikti kartu su savo nuožiūra pasirinktų pardavimo atstovais pasirašytos sutarties paslaugos teikėjų pagrindais. Kitaip sakant, čia jau rašo, kad patys turbūt nepavyks jiem, kad jie dar bendradarbiaus. Teikėjas pareiškia pagal poreikį tarpininkavimo paslaugą pagal šią sutartį gali teikti kartu su kažkom kitais, ne? Nu, tai gal ir gerai, daugiau žmonių, ne? Paslaugos teikėjas privalo informuoti klientą, kad duomenys šios sutarties vykdymo tikslu, vėl duomenys, bus gauti iš valstybės registro įmonės buveinės adresas toks ir toks. Ar ne, kad duomenys gaus duomenys. Okay, kaip tai padės pardavimo, aš nelabai suprantu. Paslaugos teikėjas informuoja klientą, kad duomenys bus naudojami nekilnojamo turto tarpininkavimo būsimų sutarčių susitarimų sudarimą. Vėl duomenys bus naudojami. Okay. Kaip tai padės pardavimui, nelabai suprantu. Jeigu paslaugos teikėjas ketina gautus duomenys teikti, čia kažkoks matyti duomenų apsaugos advokatas labai sureikšmina duomenis, bet nepagalvojo, kad duomenis nepadeda atrasti pirkėjo. Marketingas padeda atrasti pirkėjus. Stiprus, aktyvus, agresyvus marketingas padeda atrasti pirkėjus, ne duomenis. Duomenis teikti privalo apie tai informuotis duomenų subjektą, bet ne vėliau, kaip iki to momento, kai duomenis teikiami pirmą kartą. Okay. Perskaičiau aš tos punktus ir klausiu ir savo agentų, kad jie mokytųsi ar ne, ir jūsų klausiu. Kaip šitie punktai padės atlikti maksimalų stiprų marketingą? Kaip padės susiekti su visais įmanomais potencialiais pirkėjais? Nelabai aišku. Duomenys. Saugos duomenys, darys tą. Čia yra taip daroma todėl, kai tu negali nieko gero padaryti, kai tu negali atlikti darbo, kai neturi komandos, kai nėra patirties, kai nėra profesionalumo, tada pradedi sakyti tokiais abstrakcijomis, tokiamis stengsimės, darysime, duomenys saugosime, valysime, dulkes nuo printerio, nuotraukas gražias padarysime, įsime. Todėl yra daroma taip. Ir va, jūs pasirašo tokią sutartį, jie niekur nieko nežadėjo dirbti. Jie nežadėjo niekur dirbti. Ir kodėl jūs galite iš jų kažką reikalauti? Ar ne? Dabar imkim sulyginimą mūsų sutartį. Paslaugos teikėjų įsipareigojimą. Čia mes įsipareigojame. Nu irgi rašom. Atlikti efektingą marketingą, talpinti skelbimus, interneto portalus, socialinius tinklus, sukontaktuoti jau turimus interesantus, naudoti šias ir kitas priemonės, kad pritraukti kuo daugiau potencialių pirkėjų, iki kol įvyks turto pardavimas, argi iki paslaugos termino pabaigos. Nu, irgi tokia abstrakcija, reikia įvardinti vis tiek, ką mes darysim, kad jau vis tiek. Bet tas punktas, čia bet kas gali parašyti, kaip duomenys, taip toliau. Toliau mes pradedam kalbėti jau konkrečiai. Mes kalbam, kad atliksim kitam punkte atlikti palyginimą rinkos analizę, kad klientas galėtų tiksliau nustatyti pardavimo kainą. Tam tikslui pateikti informaciją apie 5 panašius parduotus objektus ir 5 panašius pardavinėjimus objektus. Atliekama gili analizė su konkrečiais pardavimais. Vat Jonas, Petras, Kazys pardavė už tiek, tavo namas yra geresnis arba blogesnis, dabar žiūrim, kiek kas gavo ir kiek galima gauti, kokia gali būti reklamuojama kaina ir kiek galima gauti, ar ne? Jau atliekam analizę. Ta analizė kokybiška, ne ta, kad užeinat, jie rodo jūs nuotraukas, pasižiūrėt, kur ten visiškas feikas yra, tie skelbimai netikri ir kainos netikros, ir to kvadratinių metrų kainos yra netikros, viskas yra išpumpuota, nelogiška. Netgi mes traukiam iš registrų kadastrų pardavimų kainas. Netgi ten žinome, kad pardavė už vieną kainą, o parodė kitą ir taip toliau. Tai ta analizė net su registrų kadastrų duomenų
duomenimis yra sunku nustatyti, kiek iš tikrųjų, kokia yra ta kaina tiksli. Bet kai dirbi 30 metų, tai yra patirties, jau gali tiksliau įvertinti, žymiai tiksliau nei pagal aruodą ar skelbiu statistiką, kur yra visiškas absurdas. Toliau. Konsultuoti dėl realios kainos nustatymo, viskas tvarkoj. Paskirti 3 arba daugiau žmonių atsakingus už marketingą. Atkreipkite dėmesį, ką aš agentams savo pastoviai akcentuoju. Aš gyvenu kapitalistiniai šalyje 20 metų, bet gyvenau ir komunistiniai šalyje. Ne? Gyvenau ir jūs dar, sakykime, nors atrodo jau Lietuva, Europa veikia pagal kapitalizmo dėsnius ir taip toliau, bet puikiai žinot, kad mentalitetas žmonių vis tiek išliko dar tarybinis, tas komunistinis. Ir vaikai jau atrodo po pasaulį pakeliavo ir taip toliau, vis tiek jie mąsto taip, kaip tėvai juos išmokė. Reiškia, vis tiek yra tas komunistinis mąstymas. Ir dabar aiškinu, kuom skiriasi komunistinis mąstymas nuo kapitalistinio būtent mūsų reikaluose, ar ne? Komunistinis mąstymas yra toks: jausmai, emocijos, pažįstu, myliu, noriu, negaliu, tai už tėvynę, už pergalę. Tokie neapčiuopiami dalykai, ne? Kapitalistinis mąstymas yra skaičiai, rodikliai, įrodymai, duomenys, reiškia skaičiukai, parametrai, kriterijai. Čia yra toks kapitalizmo privalumas ar trūkumas, kaip nori, taip sakykit. Bet aš taip agentam aiškinu. Kai tu dedi skaičių prie skaičiaus, plus skaičius, ką tu gauni? Gauni skaičių. Kai tiek padarai skambučių, kai tiek rodymų, kai atlieki tokius darbus, tiek žmonių dirba, skaičiai, išmatuojami dalykai, gauni ką? Išmatuojamą rezultatą, pardavimą ir kainą. Tai reiškia, kai yra skaičiai ir gauni skaičius. Kai yra jausmai, emocijos, šūkiai, dar tokie dalykai visokie, kai tu sudedi į sutartį tokius dalykus, ir gauni jausmus, emocijas arba labai didelės emocijas teisme. Reiškia, jeigu nėra konkrečių įsipareigojimų, jie ir nebus vykdomi, nes nėra ką vykdyti. Tai yra tik emocijos, pažadai ir taip toliau. Tai mes kažkaip netgi į sutartį dedam jau, kiek žmonių dirbs su marketingu, kiek objektų bus padaryta, ne? Kaip mes organizuosim tas apžiūras. Teikti ataskaitas apie atliktus darbus. Ir jeigu žmonėm, sakykime, sako, o gal jūs nedirbot, o gal jums čia pasisekė, ne? Sėkmės mokestis. Kodėl aš vadinu Lietuvos agentai dirbo? Mes teikiam paslaugą ir mes turim įkainį už paslaugą. Mes nedirbam už sėkmės mokestį. Dauguma Lietuvos agentų įvardina savo mokestį kaip sėkmės mokestį. Čia irgi rašo, kad jie paslaugos sutartis yra. Bet jie įvardina už sėkmės mokestį. Tai aš aiškinu taip agentam, savo brokeriam. Kodėl jie dirba už sėkmės mokestį? Todėl, kad jiem nesiseka. Todėl jiem reikalingas sėkmės mokestis. Jeigu jie netyčia gauna mokestį, jie gavo sėkmės mokestį, jiem pasisekė. Mes teikiam profesionalią, brangiausią Lietuvoje paslaugą, bet mes ir atliekam darbą, gaunam rezultatą. Teikti ataskaitas apie atliktus darbus, čia mūsų punktai. Klientų pastabas dėl turto defektų. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti ataskaitas apie atliktus darbus, jei klientas to pageidauja. Jeigu nepageidauja, ataskaitą paruošti irgi užtrunka laiko, reikia detalizuoti, reikia suruošti. Tai jeigu klientas jau akivaizdžiai, o dauguma klientų, kai mes pradedam dirbti, sako, dabar matosi, kad darbas, dabar matosi, kad yra reklama, dabar matosi, kad yra rodymai. Rodymai yra kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę ar kiekvieną dieną. Ne taip, kad agentūra 2 mėnesius sakė, nėra nei vieno kliento, reikia mažinti kainą. Mūsų atveju, jeigu kaina yra aukšta, rodymai vis tiek vyksta, žmonės vis tiek apsižiūri, nes kaina tai yra derinama, tai vyksta dėrybos. Reiškia, teikimas ataskaitos, ar ne? Tai, ką mes pasižadam, mes ataskaitas galim pateikti, įrodymus, ką mes padarėm, kiek skambučių, kiek skelbimų, kiek žmonių dirbo ir taip toliau, nes vyksta darbas.
Mums nereikia sakyti, saugosim duomenis, viską saugosim. Reiškia, man atrodo, mums jau užtenka tų saugotojų, ar ne? Saugo mus nuo ligų, saugo nuo visko, saugo. Mums tų saugotojų kažkaip nereikia. Mums reikia, kad būtų daroma kažkas dėl mūsų, ar ne? Kad būtų darbai atliekami, kad būtų gaunami rezultatai ir kad būtų įrodyma, kad tikrai buvo dirbama. Padėti pravesti dėrybas atstovaujant tik klientų interesus. Mes netgi tokį punktą. Padėti pravesti dėrybas atstovaujant tik klientų. Ta dalyką, aišku, aš gerai darau, nes yra 30 metų patirtis. Aš žinau, kaip kainą nupirkti. Įrašysiu kitą video atskirą, jeigu norės galėti pasižiūrėti. 2 atvejus papasakosiu. Kaip vieną namą pardavėjas sutiko parduoti už 400 000, mes pastatėm 520, gavom 490. Čia pardavėjai atstovavom. Ir kitas atvejis buvo, kai pirkėjas atstovau po rankpinigių davimo 340 000 buvo sutarta kaina ir įdavė jau avansą ir dokumentai buvo pas notarą 340 000. Kai mane kažkaip išėjo ant manęs, butą norėjo parduoti. Mes su namais dabar tik tai dirbam. Ir žodžiu, tai paklausė manęs, ar ne per brangiai moka, aš iš karto atsakiau, brangiai. Kodėl? Todėl, kad pati dėrėjasi, jeigu aš būčiau dėrėjęs, sakau, aš tą namą primečiau rajono, viską, aš tą namą būčiau nupirkęs ant 50 000 pigiau. Ir spėkit, kas nutiko, kaip sakiau, taip ir buvo. Nuo 340 iki 290, netgi iki 280 buvo nudėrėjęs, po to dar pakėlėm kainą į viršų jau. Tai 50 000 sutaupiau pirkėjai, bet tuo atveju mane pirkėjas samdės, ne pardavėjai. Kas norit, galit mus samdyti, kas norit, pirkėjas ar pardavėjas. tą kainą mes žinom, kaip paslankioti ir į viršų, ir į apačią. Nu, bent jau aš žinau, nes yra 30 metų tarptautinė patirtis. Tai vat ir spręskit, ar rašyti sutartį su agentūrom, kurios sąžiningai tvarkys duomenis, viską, bet marketingo nedarys, žmonių neskirs, jie nenori tokių dalykų į sutartį įtraukti. Kodėl? Todėl, kad reikalinga ir patirtis, ir resursai, ir tikrai reikia įdėti daug darbo, kad brangiai parduoti objektą, kad jį išmarketinti. Tai ir pinigų, ir laiko, ir energijos, ir komanda turi būti. Labai yra tikrai daug darbo turi būti atliekama, kad gerai. Deja, brangieji, po 30 metų darbo Lietuvoje aš galiu konstatuoti tokį faktą. Lietuvoje beveik niekas nedirba gerai su nekilnojamu turtu, tai kaip turėtų dirbti. Beveik niekas. Čia yra Vilniaus agentūra. Tai mano Vilniaus agentas, kur neseniai pradėjo dirbti, sako, jeigu taip tikrai visi Vilniečiai dirba, tai sako, aš čia prasisuksiu su mano apmokymais, su mano disciplina, su mano standartais. Ar ne? Aišku, pakalbėti gali visi, bet jeigu jūs rašysite sutartį su mumis, tai mes aptarsim, įrašysim, jeigu reikės papildomų skaičių, papildomų įsipareigojimų, ką tiksliai. Aišku, norėsim ir iš jūsų įsipareigojimų, bet žiūrėkite, šitie jų įsipareigojimai saugoti duomenis, saugoti, bet jau iš jūsų įsipareigojimų norės. Sudarius pardavimo, reiškia, ar mainų sutartį, ar turto perdavimo sutartį, klientas įsipareigoja paslaugų tiekėjai sumokėti atlygį. Vis tiek, aišku, jie ten tik tai 2% ima, jie tokie pigus atseit, kaip Vilniui, tai tikrai pigus. Man kyla klausimas, kodėl jie tokie pigus. Galbūt todėl, kad jie dirba už sėkmės mokestį, fotografuoja nuotraukos, įdėta įskelbė rodą, brangiai. Ta patį galite padaryti jūs be problemų arba pasamdyti kažką, kas už 20 eurų, už 50 eurų, koks studentas jums sudės visus skelbimus. Jeigu jūs manot, kad pakanka skelbimų, skelbiu rodė, tai klientai sako, o ką jūs padarysit kitaip, žiūrėkit mano kitus video. Pas mus iš tų portalų ateina tik koks 20, nedaugiau 30% klientų. Ir tai dar reikia mokėti su tais portalais tinkamai dirbti. Reikia žinoti, kada dėti, kaip dėti, daug dalykų reikia. Tai yra vadinamas ekspertinės žinios, brangiai. Ir tiesa, ir tuose portaluose yra tik tai 20-30% pardavėjų. Ne visi. Lietuvoje yra apie 10 000 individualių namų parduodama, kiek nuperka žymiai mažiau, nes jeigu kam įdomu, galėsim. Mes ir tą statistiką jums galim pateikti viską, nes yra žinių, yra sugebėjimų, yra daugiametė tarptautinė, žiūri, Miami jau švinta,
va jau rytas pas mane. Aš dar kol šeimyna miegojo, 6 rytą jau pradėjau tą žinutę įrašinėti. Pradėjau ruoštis, pasiruošti reikėjo ir taip toliau. Tai buvo dar tamsoka, man atrodo, kai pradėjau video įrašinėti. Žodžiu, jie vis tiek nori gauti ir čia pirkėjai taip pat laikomas paslaugos teikėjų surasto pirkėjo giminaitis ar kitas glaudžiai susijęs asmuo. Kaip tai numato, kitaip tariant, jei jūs įrakina, kaip tai numato LRCK 3135 straipsnis, reiškia, jūs įrakina į sutartį, patys praktiškai nieko nedaro, nieko įsipareigoja, jie įsipareigoja saugoti duomenis, ir viskas, saugos jūsų duomenis, jeigu jums to pakanka, kad būtų turtas parduotas brangiai ir greitai, jūsų brangiausias namas, butas, kad būtų, mes tik su namais dirbam, todėl kreipiuosi į namų pardavėjus. Toliau. Ir po to, jeigu bet koks judesys, jūs turėsite sumokėti pinigus. Paslaugos teikėjo atlyginimas už suktą pardavimą paslaugą yra 2 procentai plus PVM. Tai 2,5 gaunasi. Grubiai. Toliau. Jeigu klientas vėluoja sumokėti, turi delspinigus mokėti, ar ne? O sutarties galiojimas dar man patiko šitos kompanijos. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 8 mėnesius. Nežinau, kodėl 8, ne 6, ne. Jie turbūt taip per vidurį gali, ne metus, ne 6 mėnesius. Ši sutartis automatiškai prasitęsia 8.1 punkte nurodytam terminui, irgi dar 8. Jeigu apie sutarties nutraukimą šalis neinformuoja viena kitos prieš 5 dienas, pratęsimų skaičius neribojamas. Kitaip tariant, pasirašėt sutartį ir po to 8 ir jūs pamiršite jau apie tą sutartį. Po 2 metų parduosite patys tą namą, ar ne? Žiūrėkit, ar čia nebus tik triukas šitos kompanijos? Pamiršit, kad pasirašėt, neparduos, pradėsit patys pardavinėti, su kita agentūra pasirašysit sutartis, nes, nutraukinėti, mes turim ką veikti, mes turim visokius terminus, sąskaitas stebėti ir eiti dar žiūrėti, kokią čia sutartį nutraukti, ar ne? Čia kaip interneto gudrybės, užsiregistruoji nemokamai, bet jeigu nepranešiai, kad nutraukė, tada jau pradedat nuo tavo kortelės pinigus nuskaičiuoti. Čia va panaši gudrybė, ar ne? Reiškia, parašo sutartį 8 mėnesiam ir jeigu pamiršit pratęsti 8, 5 arba netgi 10 metų, tas sutartis netgi 100 metų jinai gali galioti, nes pratęsimų skaičius neribojamas. Reiškia, ir po to parduosit patys arba jau kreipsitės į mus, mes parduosim ir po to turėsit jiem vis tiek mokėti 2 procentus arba jie grasins, kad paduos jūs į teismą. Tarp kitko yra parašyta, kad sutartį jūs galit nutraukti paslaugos teikėjai prieš tai įspėjęs prieš 1 mėnesį. Ir vėl apribojimas. O kodėl tas mėnuo? Kas čia yra? Kodėl kam tas mėnuo? Yra dabar pas mus kreipia žmonės, kuriems skubiai reikia parduoti per 2-3 savaitės namą. Besilaukia, ar ne? Ir žiūrėkit, jie jau surakina mėnesį, mes negalim atseit dirbti. Tai va tokios yra sutartys, čia yra ne kokios Ukmergės, ne Šilutės brokeriukas nuo fūros nulipęs, kur dabar jau nusprendė dirbti 1 mėnuo. Čia yra Vilniaus žinoma agentūra, todėl logotipo nerodau, ir kuri išsireklamavusi, ir šitas klientas pasirašė tą sutartį, buvo rekomenduotas pažįstamų, kuriais pasitikė, buvo rekomenduota šitą agentūrą. Bet aš jums kaip paaiškinau, turbūt jums kelia šiek tiek įtarimą šitos agentūros nauda ir ar jie atliks tos darbus. Dabar, jeigu jūs pasamdysite mus, taip mes kainuosime brangiau negu šitą agentūrą. Mokestį aptarsim su kiekvienu iš jūsų atskirai. Bet mes tikrai parduosim namą ir mes pasakysim, ką padarėm. Mes su jūs, kai būsit mūsų komanda, jūs matysit skaidriai, ką mes darom, kada darom ataskaitas, gausit skambučių kiekis, skambučių registrą galėsit žiūrėti, jeigu norėsit. Jeigu jau, kodėl mes taip sakom, viską parodysim, ataskaitos duosim, žiūrėkit, būsit komandai. Todėl, kad yra problema, mano brokeriai atvažiuoja pas pardavėjus ir pardavėjas sako, aš nepasitikiu jau nei vieno agentų ir ką jūs padarysit kitaip. Mes padarysim kitaip tai, kad jūsų namą tikrai parduosim.
per 3-6 mėnesius daugumą namų parduosim. Netgi greičiau, kai kuriuos pigesnius iki 3 mėnesių. Mes visus 100% namus parduosim, arba mes net neimsim jūsų namą pardavinėti. Reikia atvirai kažkaip kalbėti. Jeigu mes matom, kad kaina jūsų ar lūkesčiai yra nerealūs, mes iš karto sakom, ne, mes negalėsim tos kainos gauti ir jūsų lūkesčiai tikrai nerealūs, arba banko paskola yra 30% didesnė negu tikrai galim už tą namą gauti, mes net nepradedam su tokiais namais dirbti, ne? Jeigu jums reikia, kiti sako, bet man skubiai reikia per mėnesį, aš negaliu 3 mėnesių laukti, mes galim jūsų namą ir per savaitę parduoti. Viskas priklauso, kiek aš pastatysiu žmonių dirbti su jūsų namu. Jei sumokėsit papildomai dar procentą ar 2 ir aš pastatysiu 10 žmonių, nuo kiekvieną dieną, po pusę dienos 10 žmonių tik jūsų namo marketingų užsiims. Tik jūsų, nieko daugiau. Pateiks ataskaitas, parodys, kiek skelbimų, su kiek žmonių pabendravo ir taip toliau. Netgi pats galėsit rekomenduoti, duoti mums kažkokius sąrašus ar ką, jeigu stambus objektus, norit, kad kažkokias užsienio kompanijas sukontaktuotumėm. Sukontaktuosim jos ir elektroniniu paštu ir skambinsim. Bet ką padarysim? Mes tikrai, pelikanas skrenda, iš pat ryto pasisveikinu. Reiškiasi, mes tikrai atliksim darbą ir parduosim tą jūsų namą ir per savaitę, ir per mėnesį. Nieko čia sudėtingo nėra, 100, sako, odų ir arklį gali papjauti. Jeigu yra skiriami atitinkami resursai, yra skiriama atitinkamai laiko, tai darbas yra atliekamas. Ir žmonės sudirba gerai. Matot, aš apsirengęs biškį vėsoką, pas mumis dabar Miami irgi žiema, tai paprastais tokiais rūbais eisiu sportuoti, krosą pasibėgsiu, iš tanginę nueisiu, ar ne. Aš kažkaip neakcentuoju į savo šlipso užsidėjimą, į gražias nuotraukas, netgi brokeriams sakiau, nedaryti per daug saldžių nuotraukų. Oi, pardavėjai čia nuotraukas, kad būtų gražios, ar jūs padarot gražiai? Nesakau, mes specialiai nedarom gražių nuotraukų, nes pirkėjai labai atgrasiai žiūri į pasaldintus, gal kokie kvailučiai, kurie neturi pinigų, kaip gražiai čia, apšvietimas gražus, viską atvažiuoja, sako, nuotraukos gražesnės negu kad realybėje. Apgavot biškutį, ar ne? Mes padarom nuotraukos tokias, kokias yra. Jeigu jūs norite, jeigu jums tinka vieta, norite tų visų privalumų, važiuokit į vietą, žiūrėkit, ar ne? Važiuoja į vietą, žiūri, tikrai, geriau atrodo negu nuotraukos, ar ne? Tai, nors sako, pirmas įspūdis, ar ne, bet tos užfotoshopintos nuotraukos kartais jas taip užfotoshopina, kad, visiškai netitinka realybės, kaip iš tikrųjų kas atrodo, ar ne? Kas iš to, ko patraukia tą dėmesį, bet po to laikas žmonių pirkėjų sugaištas, brokerio laikas sugaištas, pardavėjų laikas sugaištas ir po to nusispjauna, yra buvę tokių rodymų, kurie agentai persistengia su to photoshopu, atvažiuoja, sako, viskas, sukamės, važiuojame atgal. Į namą neina. Į namą neina. Pamato iš išorės ir nebeina į namą. O nuotraukas gražios, tobulos ir taip toliau. Kai žmogus nenori dirbti, kai negali atlikti darbą, turi kabinti makaronus, kaip tu gražiai saugosi duomenis, kokias nuotraukas su dronai, su viskom tu padarysi, kai neturi žinių, kai nesi profesionalas, kai nežinai kas, nežinai statistikos, nežinai skaičių, nežinai visų tų parametrų, kas tikrai įtakoja pardavimą. Žmonės sako, Dariau, kai jūs padarot kitą įdėsite tos pačius skelbimus. Nebrangiai. Mes 70-80% klientų gaunam ne per skelbių ir arodos skelbimus. Kartuoju dar kartą. 70-80%. Didžioji dalis mūsų pardavimų vyksta ne per skelbių ir ne per arodo skelbimus. Tuo tarpu pardavėjai ir pirkėjai galvoja, kad visi skelbimai, visi objektai, ten yra tik 20-30% parduodamų objektų. Ten visų namų nėra. Pirkėjai atranda tuos namus per kitur, kitaip. Ar ne? Jų net nėra arodė ir jūs įsidedat į arodą tą skelbimą ar laukiat, galvojat, kažkada nupirks. Po to sakot, nieks neperka, reikia mažinti kainą. Ne kainą reikia mažinti brangiai. Jeigu kaina yra daugiau mažiau reali, ten plius minus, plius jūs visada aukštesnę kainą statot. Plius 5, 10, 20% aukštesnė, nereikia tos kainos mažinti. Reikia daryti stipresnį marketingą. Gana ilgas čia gavosi toks video, bet man atrodo, svarbu žinoti, su kuo pasirašot sutartį ir kaip pasirašot sutartį. Nesirašykit
jokios sutarties su jokia agentūra, ir draugam patarkit, persiuskit tą video draugam pažįstamiem, kad nesirašytų jokios sutarties, kol neišklausėte šitos žinutės, kol nepabendravo. Jeigu norit, skambinkit, pasikonsultuokit, ką žinau, sumokėsit už laiką mano 50 eurų ar 100 eurų, nežinau, dykai nelabai, nu jeigu nedaug bus, jeigu sakykime, norit milijoninį namą parduoti, nu nenustebinsit jūs mane su to milijoniniu namu. Mes ką tik filmavom, reiškiasi, namus, važiavom iki Trumpo rezidencijas, filmavom namus Vesponvyčiui po 50, po 100 milijonų kainuojančius namus. Nu tai jeigu turit namą už 2, 3 ar 5 milijonus, aš abejoju, ar brangesnių namų Lietuvoje yra, bet jeigu yra, nu tai skambinkit, duosim užuomeną, prakonsultuosim trumpai, 10 minučių galėsiu asmeniškai pakalbėti, nereikės mokėti, ar ne? Jeigu labai daug bus skambučių, reikės mokėti bent jau 100 eurų ar kiek už mano sugaištą laiką už konsultaciją, ar ne? Nepasirašinėkit jokių sutarčių. Duosim jums klientus, kurių namus pardavėm, su kuriais dirbat, pasikalbėsit su jais, kaip jie sekės, kai jie patys pardavinėjo, kas pasikeitė, kai mes pradėjom dirbti, kaip jiems sekės, kai jie ten su Capital ar Max ar Oberhaus ar kokiom agentūrom, tiem lietuviškom, tarptautiniam brandam, tiem ir taip toliau. Brandai gali būti tarptautiniai, bet žmonės tai lietuviški. Dauguma iš jūsų komunistinį mąstymą. Negeras tas yra komunistinis mąstymas iš tos pusės. Gal, sako, komunizmas gražiai atrodo ant popieriaus. Viskas gražu, viskas taip. Nesirašykit sutarties, kol neperklausėt to žinutės, persiuskit draugam, dar sumokėsim rekomendacijos mokestį, ne, jums. Nuo 500 iki 1000, kad nusintė tą video draugam, jūsų draugai pažįstami, rekomendavo, kreipėsi, ar ne, ir jeigu pasirašysim sutartį, pradėsim dirbti, mes jums sumokėsim nuo 500 iki 1000 eurų, kad padėtumėt informuoti namų pardavėjus ir pirkėjus, kaip tikrai profesionalai turi būti, kaip tikrai atlikti darbus. Aš šiaip prašau pardavėjų visai nelyginti mūsų kitom agentūrom, brokeriams sakiau, jokių būdų nelyginkit mūsų lietuviškom agentūrom. Jie dauguma, iš jų gal yra pavieniai agentai, bet dauguma agentūrų ir agentų neturi tikslo dirbti, nes jie nemoka, o jeigu ir mokėtų, nenori, nes tai užima daug laiko, daug energijos ir pastangų atlikti darbą gerai. Ta, ką mes įsipareigojam, mūsų marketingistai naktimis dirba, naktimis reklamuoja, bet jie gerai uždirba. Mes gaunam, mes nesam pigus. Jeigu ieškot, norit ko pigiau, jeigu norite, reiškia, nemokamai arba pigiai ir vėl tarybinis tas mentalitetas, ne tuo adresu pataikit. Bet jeigu jūs sumokėsit įkainį, kurį mes nustatysim, kuris bus sąžiningas, jūs mums nieko net nesumokėsit. Kodėl? Todėl, kad mes gaunam 10% aukštesnės kainas, brangieji. Nuo 5 iki 25% gaunam aukštesnės kainas nei jūs patys ar bet kuri kita agentūra stipraus marketingo dėka. Stipraus, jūs puikiai, mano draugas vieną kartą pasakė, sako, duok man 50 000 marketingui, čia seniai dar tais laikais, prieš kokį 20 metų, sako, duok man marketingui 50 000 ir aš šūdinų skalbimo miltelius paversiu pačiais perkamiausiais Lietuvoje marketingo dėka ir kaina bus gera ir taip toliau. Juk svarbiausia reklama, juk žmonės nežino tų skalbimo miltelių sudėties. Arba tie pirkėjai, namų pirkėjai tai dar tikrina, žiūri ir taip toliau, atsiveža statybininkus, ten techninės priežiūros ekspertų, dar kažkaip, bet ir tai neranda jie visų tų defektų, kokius turi jūsų namas. Jūsų namas yra geras, bet jis turi daug defektų, ar ne? Mes renkam netgi apie tos namus defektus, apie rajonus, viską mes pirkėjim patinkim, tai daug laiko užtrunka. Mes, kai dirbom su būtais, klausykit, ar nors viena agentūra Lietuvoje dirba. Visų pirma, mes turim savo duomenų bazę, savo vidinę sistemą, bet jinai nėra paprastas tinklapis. Ten yra daug informacijos talpinama, jinai kaupiama, registruojama. Tai kai vienas mano brokeris paaiškino, kauniečiam čia tokiem, kokią mes informaciją renkam apie daugiabučius, apie butus, arba čia, kai aš Amerikai paaiškino, sako, Amerikoje tokios duomenų bazės nėra. Mes tiesiog viską darom, kad pasilengvinti savo darbą. Pavyzdžiui,
Apie butus, apie daugiabučius. Mano brokeris per lietų eina ir fotografuoja daugiabučius. Draugas pamatė, sako, kas ten per durnius per lietų žliaugia jisai vaikšto. Kodėl jis fotografavo visus daugiabučius savo mieste? Kodėl? Savo teritorijoje, kuris dirba. Todėl, kad per lietų labai aiškiai matosi, kur kiaurai nuo 9 iki 6 aukšto bėga vanduo. Šlapi blokai. Ar jūs norit pirkti 9, 8, 7 ar 6 aukšte? Atsakymas yra ne. Bet mes tas nuotraukos dedam ir turim kiekvieno daugiabučio adresus, ant žemėlapį paspaudžiam ir ten yra skyrelis negatyvus įrašai, pastato defektai. Žiemą mano brokeris pasiima termovizorių ir eina fotografuoja kiekvieną daugiabutį. Ir vėl tas nuotraukos deda prie daugiabučių. Koks agentas Lietuvoje rinktų informaciją apie kiekvieną daugiabutį? Kas, kur? Jie ten žinojo, kur kada pamatai trūkė, kokiais metais buvo kasama kažkas, tai vandentikis keičiamas, pradėjo griūti pastato sienas, taigi atstatė, niekam nesakė. Mes tą informaciją surinkam. Kodėl mes renkam tą informaciją? Kodėl mes renkam apie pastato defektus, apie rajonų privalumus, trūkumus? Nes tie būtent mums atrodo, kad tikras pirkėjas, kuris ruošiasi ten gyventi, tam name, tam bute, jis turėtų viską tą žinoti, ar ne? Tai mes kaip privalumus parodom trūkumus, parodom privalumus ir jis tada sprendžia, ar tą pirkti, ar tą pirkti, ar ne? Kai nori tikrai atlikti darbą, jį galima atlikti ir jį atliksi geriau negu bet kas kitas. Taip, tai užtrunka valandų, taip, tai reikia pasiruošti. Ne, mano agentam aš 5P formulę visą laiką sakau. Protingas pirminis pasiruošimas padaro pinigus. Protingas pirminis pasiruošimas padaro pinigus. Užsirašykit ant sienos, jeigu pirmą kartą Čia yra, aš išverčiau iš anglų kalbos, ne aš sugalvojau, bet yra angliškai irgi 5P. Prior proper preparation produces profits. Čia kažkas sugalvojo, kapitalistai Amerikos. Ir aš galvoju, kaip tą išversti į lietuvių kalbą, žinai, kad lietuviai suprastų. Ir mes susėdę su brainstorminam, biškiai kitaip skamba, kad reiškiasi, pirminis protingas pasiruošimas padaro pinigus, padaro projektus, padaro prekę. 5P formulė. Pirminis protingas pasiruošimas padaro pinigus. Tai va, kai brokeriai, mano brokeriai moka po 10 000 eurų už apmokymus. Už apmokymus, už įvedimą. Lietuvoje moka po 10 000. Tai galbūt jie nebandys šansų gaudyti. Galbūt jie mokysis, ką aš jiem mokysiu. Galbūt jie įdės darbo, gal jie galų gale norės atidirbti tos 10 000, ar ne? Tiek susimokėjau, nemesi, ar ne? Anksčiau aš neimdavau pinigų, dykai mokydavau, ar ne? Daug laiko sugaištavau ir po to padirba savaitę, 2, išvažiuoja į užsienį, pasikeitė planai. Reiškiasi, tinginiai žmonės yra, brangieji. Žmonės yra tinginiai, bet ką padarysi, visi negali būti darbštus, kažkas turi būti lyderiai, kažkas turi būti produktyvus žmonės, progresyvus, o kažkam patinka šešėlyje trintis, ar ne? Tai va. Tai tokia žinutė apie sutartį mane įkvėpė tikrai ta Vilniaus agentūra parašyti tokią sutartį ir dėja turiu nuvilti, dauguma Lietuvos agentūrų tokius tauškalus jums rašys, stengsimės, darysim, žiūrėsim, bus matyti, ar ne? Jeigu norit tikrai darbo, jeigu norit tikrai stipraus darbo, kur mes susėsime ir aptarsime, ne, kas konkrečiai, kiek darbų turi būti padaryta, nes nuo tų dalykų priklauso, kokį mes dėmesį gausim, kokia bus informacijos sklaida, kiek pirkėjų atras, kiek susidomės, kaip jiems bus įdomu, kiek rodymų bus ir nuo to turbūt priklauso, su kuo mes dėrėsimės. Ar mes turėsime 5 žmonės ar 10 žmonių, su kuo galim dėrėtis dėl kainos, ar mes turėsim 0 žmonių. Kada geresnės dėrybos? Ar net jeigu vieną jums kažkas atves netyčia už sėkmės mokestį ir su vienu turi dėrėtis, arba su 10 turi dėrėtis. Iš 10 potencialių pirkėjų, kurie teikia pasiūlymus pirkti, nors jie ir netenkina jūsų, sakykime, bet visada galima vesti dėrybas, ar ne? Gal kažkas mažiau lieka,
gal tada gal daugiau gali mokėti, gal išsimokėti, gal dar kažką. Žodžiu, darybas visada galima daryti. Tos dalykus aš mokau. Jeigu kam reikia pravesti darybas, tai skambinkit man vien už darybas. Paimsiu didelius pinigus, bet už tai ir efektingai darybas pravesiu. Kažkam sutaupysiu daug pinigų, o kažkam gausiu daug pinigų, ar ne? Darybos yra Lietuvos brokerių silpniausia vieta. Mano darybos yra stipriausia vieta. Žiūrėkit. Aš pateikiau dabar informaciją, sėdėdamas Miami ant Atlanto vandenyno kranto, aš pateikiau 40 minučių, įrašiau video įrašą, pateikiau informaciją jum ir 1000 žmonių ar 10 000 gali klausyti tos informacijos. Ir vieni tikėsit, kiti ne. Vieniem patiks, kitiem ne. Bet 1000 žmonių perklausys šitą informaciją ir man nereikia gaišti laiko. Ar ne? Aš žinau, kaip protingai, efektingai panaudoti energiją. Kur mane atrasti, turbūt klausite, ne? Mano vardas Darius Overlingas, ieškokit visais būdais Dariaus Overlingo. Rašykit į Facebooką, mano Darius Overlingas užblokavo, nešviečiau žmonės apie pandemiją, išjungė Facebookas. Tai dabar Darius, Facebook'e ieškokit manęs Darius Overling, Q raidė, U-as. Darius Overling, Q-as. Q, U ir as. Reiškia, Q, U yra įdėta raidės, kad reiškia naują account atsidaryti. Kad vis tiek matytųsi, kad Darius Overlingas, ar ne? Darius Overlingas buvo, Facebookas ištrynė ir dar mano ten pinigų buvo ir pinigus pavogė. O, milijardinė kompanija pavogė pinigus. Reiškia, Facebookas, Twitteris, LinkedInas, skambinkit telefonu, aš turiu, dabar atmintinai nepasakysiu, man čia į Miami priskambinat, yra lietuviškas numeris, bet jūs vis tiek rasit mano skrajutę, su mano brokeriais, prašykit, kad brokeriai su manim sujungtų, ar ne, namų brokerių tinklas, kas prisistato nuo namų brokerių tinklą, namų brokerių tinklas Lietuvoje, jie dirba su manim. Namų brokerių tinklas, čia yra mano brokerių tinklas, ar ne? Aš juos mokau, aš juos vadovauju, jie bendradarbiauja su manim. Reiškia, raudonas taikinys ir 100. Mes pataikom 100% į centrą, ne į 10, o į 100. Mes 100% parduosim visus namus, kuriuos imsimės pardavinėti. Arba mes net nesiimsim. Va toks pažadas jums yra. Dabar per krizę, kai kainos krenta, tarp tų krentančių kainų mes vis tiek gausim aukščiausią pakritusią kainą. Nereikės kelnių nusimauti. Sako, krentantį kamuoliuką yra sunku pagauti, ne? Kylant yra lengviau pagauti, krentant yra gana sunku pagauti. Tai žodžiu, nors ir taip rinkoje nėra pati geriausia padėtis, bet kaip rinkoje yra normali padėtis. Mes visada remiamės į gimstamumą, mirštamumą, žmonių situaciją, ar ne, kokia yra, kad jiem reikia judėti ir taip toliau. Mes niekada nežiūrėjom per bumai kažkas pinigų prispausdino trilijonus dolerių, o dabar visi pirks. Mes sugebam gauti aukščiausias kainas bet kokiom sąlygom. Krizė ar ne krizė 2008 metais labai gerai darėm pardavimus, klientai vieni kitiem rekomendavo, sako, jeigu jie neparduos, vadinasi niekas neparduos. Koks mūsų išskirtinumas? Yra kitas video, išvardino visus išskirtinumus, nenori į vieną video viską suplakti, ar ne? Žiūrėkit kitus video, įkelsim nuorodas, galėsit pasižiūrėti. Vat koks tas mūsų išskirtinumas. Vienas išskirtinumas, aš kaip brokeris gyvenu Miamyje, 220 m² apartamentuose ant vandenyno kranto. Jau išskirtinumas turbūt, jeigu aš sugebu tokį išlaikyti lifestyle, vadinasi, aš sugebu kažką daugiau nuveikti, ar ne? Ne taip, kad aš, aišku, nieko blogo nesakau apie agentus, kurie gyvena bendrabutyje, ar kurie ten bando galą su galu sudurti ir taip toliau, jie ten tik pradėjo. Šaunuoliai, kad jie stengiasi, šaunuoliai, kad jie nori, nevagė, ne ką jie. Bet, jūs turit suprasti, kad jie gali bendrabučius pardavinėti, butukus pardavinėti. Jūsų namo jie neparduos. Jie pardavinės,
O po to sakys, krizė, karas, nieks nieko neperka, o kai ateisit pas mane, aš ištrauksiu statistiką, sakysiu, tiek namų buvo parduota už tokią kainą. Ką darom? Ar ne? Ką darom? Dirbam, nedirbam, reikia jums parduoti, ar jūs čia eksperimentuojat su rinka, ar tikrai reikia parduoti. Nu, žodžiu, bus visai kitas pokalbis. Kiek žmonių tau pastatyti? 3, 5, 10 žmonių užsims marketingu, duos ataskaitas, reiškia, kiek tu nori mūsų samdyti? 10, 20 žmonių, 50. Koks tavo namas? Milijonas, 10 milijonų. Duok man namą už 10 milijonų. Niekas Lietuvoje nesugebės to namo parduoti, o aš parduosiu. Ar ne? Tai va, ieškokit manęs, Darius Overlingas, socialinėse tinkluose, su mano brokeriais bendraukit, sujungs jie atvažiuoja į vietą, jungia mane ant ekrano ir aš su jumis pakalbėsiu, ar ne? Jau į vietą pas jūs neatvažiuosiu, gal greičiau jūs į Miami atvažiuosit, negu aš pas jūs. Lietuvoje mūsų niekas nebelaiko, tėvai yra išmirę, mes gyvenam čia. Bet aš Lietuvoje esu labai aukšto lygio profesionalas. Amerikoje aš tik tai šiais metais dabar atidariau investicinę kompaniją Multifamily, jeigu žinot, kas yra. Liaudiškai tariant, supirkinėsime daugiabučius, investuosime į daugiabučius, į apartment buildings, ne, Multifamily čia vadinasi, ne. Bet tam reikia jau kapitalo, ten jau pats prasčiausias objektas milijonas ir daugiau, ar ne, 10 šimtais milijonų kainuoja šitokie objektai, ne? Tai aš tik dabar atidariau kompaniją, kol mes įsivažiuosim, praeis gal metai kiti, bet kaip tik aš dar 2 metus su Lietuva pats asmeniškai planuoju dirbti, už 2 metų aš jau pilnai pradedu dirbti su Floridos ir kitų valstijų multifamily pastatais. Viskas suplanuota, skaičiukai tiksliai, ne, taip vyksta darbas. Tiesa, kas neturi dabar po ranka, mano sūnus yra šachmatistas, geriausias pasaulio šachmatistas tarp savo amžiaus grupės, jis yra 10-metis ir Floridos čempionas, buvo Amerikos čempionas. Jisai nuo 1000, kas išmano šachmatus, nuo 1000 taškų iki 2100, nuo 1100 iki 2100 pakilo per 1 metus. Tai tokio rodiklio niekur neatradom. Analizavom pačius geriausius šachmatistus pasaulyje, užtrunka tokius rodiklius pasiekti 3 metai, 4 metai, 5 metai, ar ne? Jisai tai padarė per 1 metus. Šiai dienai mano 10-metis aplošinėja tarptautinius meistrus, aplošinėja nacionalinius meistrus Amerikos, aplošinėja netgi grandmasterius interneto, ar ne? Jo viena šachmatų partija gali trukti 2, 3, 4 valandas. 10-metis mano vaikiukas ir tokias partijas kartais jis 2 sužaidė per dieną. Reiškia, intensyvios kalkuliacijos, dirbama su skaičiavimu, su kalkuliacijomis, su analize. Mano 10-metis vaikas demonstruoja. Akeras Overlingas, galite eiti pažiūrėti, YouTube turėtumėte atrasti. Akeras jo vardas, Akeras Overlingas, ar ne? Kitaip tariant, demonstruojam rodiklius, brangieji, išmatuojamus įrodymus rodiklius demonstruoju aš ir mano šeima. Ar gali išmatuojamus rodiklius pademonstruoti agentūra, kur sako, saugosim, ginsim, padėsim? Jūs turbūt jau girdėjote tą reiškiasi, ant automobilių Lietuvos policijos yra ginsim, saugosim, padėsim ar kažkas tai tokio. Ir žinot, ką jie daro, ar ne? Kokią veiklą jie užsiima, saugosim, ginsim, padėsim, šūkis, ar ne? Nieko konkretaus, bet stengsimės. Ačiū uždėmesi, brangieji, jeigu perklausyt iki galo, skiriat 48 jau minutės laiko. Aš manau, kad čia svarbu buvo jums išgirsti. Nesirašykit jokių sutarčių su jokiu Lietuvos brokeriu ar agentūra, tol kol neišgirdot tos žinutės, tol kol nepamendravot su manim asmeniškai arba per video įrašą. Ačiū jums uždėmesi, geros dienos, būkit sveiki, būkit laimingi, parduosime jūsų tą namą, jeigu reikės netgi per dieną. Galėsim parodomąjį pardavimą padaryti, kas norės viešai, kas norės kalbėti, būti filmuojamas. Lietuviai dažniausiai kuklus to klausimu, bet jeigu kas norite filmuotis ir taip toliau, galime daryti parodomąjį pardavimą ir daryti streamus tiesiogiai į eterį ir rodyti, kaip vyksta darbas, kaip mes dirbam, kad visa Lietuva pamatytų. Ačiū jums uždėmesi, geros dienos, gerų darbų, būkit sveiki, būkit laimingi, šilti linkėjimai iš Miamio. Ate. Prenumeruokit būtinai kanalą mano. Ate.